gal galėtumėm tada susitikti? Kur Mildūnuose? Kur nors. Tai Mildūnuose galim. Kada? Tai va dabar. Kurioje vietoj? Tai Mildūnuose ten prie kokio malūno. O kada? Ką? O kada? Taigi dabar sakau. Nu, tu dabar jau išeini? Tai aš visame išėjusiu, laukiu. Taigi, aš galvojau, tu namie? Kur namie, aš namų neturiu. Tai tau dabar šalta tikriausiai, tai man reikėtų greičiau eiti, ar ne? Čia užsirai galėti. Tikrai? Nu tikrai. O ką man atsinešt? Ką? Valgyti. Be valgyti labai noriu. Valgyt? Aš neturiu daug. O tu daug valgai? Nelabai. 5-7 valgau. Bet ar tai aš neišmaitinsiu tas tokio paršelio? Dai, kad mes valgyt. Tai tu tik tai gulėsi ir valgysi, o aš turėsiu deklamuoti ir aplinkų šokinėti, ar ne? Ne visai. Mes būsim ta moderni šeima, kur boba nieko nedaro ir dėdas viską daro. Pradedame. Aš taip nenorėčiau. Aš tai norėčiau, kad mes su tavim pasidalintumėm darbais. Vilmante. Priprasiu. Priprasiu? O tu muši mane? Ką? Nelabai. Jokiesi nesmeluoja, ne? Ne, iki čia draugė jokies šalia. Tai muši? Ne, tiksliau verkia, jinai ten. Taigi nemušė. Tai tu manęs nemylėsi, reiškia tada. Nes kai sako, jeigu myli, tai muša. Nu tai mušė. Tada mušė. Gerai, Vilmantė, su gimtadieniu tave sveikina radijo stotis. Zip FM. Labas, radistas Rolandas tau skambina. Kaip laikaisi? Puikiai. Puikiai. Tai sveikinu tave su 18 gimtadieniu. Linkėjimai nuo Arūno. Jisai užregistravo tave čia. Aš taip ir galvojau. Nu, smagu. Draugas. Aš džiaugiuosi, kad tu iš vis galvoji. Tai Vilmantė, gražaus gimtadienio, tau nesušalk. Iki. Ačiū. Smagu, kai žmonės galvoja. Šmaikštus tokie faini yra. Tęsiam toliau. 8:31 Lietuvoje.